Šiandien noriu labai trumpai pakalbėti apie stakingą, tai yra kaip jūs galite gauti dar papildomų pinigų. Įsivaizduokite, kad jūs tarkim turite stablecoinus, jūs prekiaujate ir kol rinka turi mažesnį volatilumą, jūs turite laisvų stablecoinų ir jūs galite juos išnaudoti ir pasidaryti dar šiek tiek profitų. Lygiai tas pats ir galios per bull marketą, kai jūs turėsite nusipirkę savo spot portfelį ir turėsite tam tikras monetas, tai jūs galėsite jas stakinti ir gauti už tai dar papildomai stablecoinų. Šiandien noriu kiekvienam iš jūsų parodyti, kaip tai galim padaryti ir į ką verta atkreipti dėmesį. Čia tikrai yra viskas labai paprasta ir tiesiog tarkim per pusmetį jūs galite gauti tikrai pakankamai gerą profitą. Tai gali būti maždaug apie $1000, o galimai ir šiek tiek daugiau. Procentai keičiasi, tai dabar mes perėsim prie pačio stakingo ir pasižiūrėsime, kokie yra esminiai skirtumai. O esminiai skirtumai čia bus du, tai dabar mes apie juos ir pakalbėsime. Ir taip pat noriu pasakyti apie galimas rizikas. Tai iš tikrųjų čia yra viena galima rizika, kad jūsų kriptovaliutų birža bankrutuos. Čia iš tikrųjų yra labai panaši tikimybė, tas pats, kas nukris su lėktuvu. Tai visų pirma, stakingą turi kiekviena kriptovaliutų birža. Tai štai čia aš esu dabar VEX kriptovaliutų birža, tai aš VEX kol kas pats asmeniškai nieko nestakinu, aš tiesiog prekiauju ir naudoju visus savo stablecoinus tiesiog prekybai. Dabar mes galim pasižiūrėti, ką VEX siūlo ir vėliau perėsim į kitą kriptovaliutų biržą ir sulyginsime sąlygas, nes čia yra vienas pastebėjimas, kad kiekviena kriptovaliutų birža duoda skirtingas sąlygas. Taigi, jeigu jūs neseniai užsiregistravote į VEX ir jūs esate naujas narys ir jūs teikiate iki $200, tai jūs gaunate 100%, tai čia jūs gaunate per metus. Tai tarkim, jeigu jūs laikysite visus metus $200 stakingę, tai jūs gausite dar $200 papildomai. Jeigu jūs jau esate susikūrę paskyrą prieš tai, tai matome, kad sąlygos yra ženkliai blogesnės ir jūsų metinės palūkanos, galime tai pavadinti, yra 10%. Na ir jeigu jūs norite stakinti virš $200, tai matome, kad sąlygos yra dar prastesnės. VEX kaip stakingo įrankis, aš sakyčiau, tik yra geras, jeigu jūs stakinate iki $200 ir jūs ką tik užsiregistravote į VEX, tada jūsų APR'as yra 100% ir tikrai geresnių sąlygų nerasite. Dabar mes keliausime prie sekančios kriptovaliutų biržos ir pasižiūrėsime, kokios yra sąlygos ten ir aš jums greitai parodysiu, kaip reikia įsimesti pinigų į stakingą ir kokie yra du skirtumai, apie kuriuos mes dar su jumis nepakalbėjome. Taip pat noriu greitai priminti, kad jeigu jūs dar neturite VEX paskyros, tai rekomenduoju susikurti naują paskyrą pagal mūsų duotą registracijos nuorodą arba galite įrašyti referral code žodis Arktika ir jūs gausite daug įvairiausių bonusų ir pats pagrindinis bonusas, tai lygiai po 24 valandų jūs gausite VIP2 statusą. Čia aš esu Bitunix kriptovaliutų birža ir dabar mes pasižiūrėsime, kaip reikia padėti savo stablecoinus į stakingą. Tai gali būti ne tik stablecoinai, tai gali būti ir tam tikros monetos. Tai dabar aš jums parodysiu, kaip reikia pasižiūrėti, ką jūs galite gauti. Tai mes stakingą galime rasti štai čia, spaudžiame ir dabar mes matome, kad pas mane kol kas stablecoinų čia nėra. Tai vėliau mes prieisim prie to, kad aš jums parodysiu, kaip reikia įsidėti štai čia savo stablecoinus arba kitus altcoinus, kad jūs galėtume stakinti. Dabar štai čia mes matome 3 stulpelius. Tai pirmas stulpelis yra monetos pavadinimas. Tai matome, kad yra Ethereum, Bitcoinas, USDT stablecoinas. Toliau mes turime APR'as. APR'as reiškia, kiek mes gausime procentalį per metus. Tai matome, kad čia yra rėžiai nuo 1,5% iki beveik 12%. Ir trečiam stulpelį mes matome, kad čia yra du pasirinkimai, tai flexible ir fiksuotas. Tai dabar trumpai noriu paaiškinti, ką tai reiškia. Tai tarkime, aš dabar noriu stakinti USDT, paspaudžiu štai čia ir čia turiu keletą pasirinkimų. Na, mes iškart galime pasižiūrėti, kur yra geresnės sąlygos ir mes matome, kad kol kas flexible duoda geresnės sąlygas. Tai reiškia, jūs galite dabar įdėti, tarkim, savo $200 stakingui ir bet kada jos pasiimti. Bet jeigu mes naudosime fiksuotą, tai reiškia, kad mes padėsime $200 stakinti ir galėsime jos atgauti po tam tikro laiko. Tai dažniausiai būna savaitė, 14 dienų, mėnesis, pusmetis ir metai. Tai mes galime paspausti štai čia, kur yra fiksuotas ir mes turėtume pamatyti, kokį pasirinkimą mes turime. Matome štai čia, kad turime keletą pasirinkimų ir mes galime pasirinkti, kiek dienų mes norime užšaldyti savo stablecoinus arba altcoinus. Aišku, ir nuo to priklauso procentas. Tai jeigu mes pasirinksime 180 dienų, tai matome, kad procentai yra beveik dvigubi, jeigu lyginsime su savaitė. Iš čia dabar aš išeinu. Na ir čia mes matome, kad yra daug įvairiausių altcoinų, tai jūs galite tiesiog savarankiškai pasižiūrėti ir ateityje, kai jūs laikysite per ateinantį bull marketą savo spot portfelį, aš rekomenduoju ne tik laikyti, bet tiesiog jūs galite įsimesti į stakingą. Tarkim, jeigu jūs laikote Ethereum, tai jūs galite pas
paspausti štai čia ir galite gauti apie 10 procentų dar tiesiog papildomai už tai, kad jūs įlaikote bet kokiu atveju. Jeigu jūs turite daug įvairiausių monetų, tikrai apsimoka steikinti ir taip pat jeigu turite laisvų stablecoinų. Tai dabar nuo savęs noriu pasakyti vieną pastebėjimą, čia yra labai dažnas atvejis bet kokioje kriptovaliutų biržoje. Mes turime du stablecoinus, tai USDT ir USDC. Mes jeigu atsidarysime USDC, tai mes matome, kad čia yra tikrai geresnis procentas ir mes galime steikinti savo stablecoinus ir gauti 6 procentus. Tai mes galim paspausti štai čia. Matome štai čia, kad mes turime užšaldyti vienai savaitė savo stablecoinus ir už tai gausime 6 procentus. Čia dar verta paminėti, kad jūs gausite 6 procentus ne už 7 dienas, o čia yra 6 procentai metinių. Tai tarkim, jeigu jūs norite steikinti 10 tūkstančių, tai jūs per savaitę gausite apie $10. Tikrai steikingas vertas dėmesio, bet kokiu atveju jūs laikote arba stablecoinus, arba kažkokius altcoinus ir per bull market jūs laikysite altcoinus, tai tiesiog jūs galite steikinti, galite pasirinkti, koks jums variantas yra geresnis, ar fiksuotas, ar flexible ir aišku pasižiūrėkite, kokie yra procentai ir aš dažniausiai lyginu bent jau su 2 arba 3 kriptovaliutų biržom ir pasižiūriu, kur yra geresnis procentas, ten persidu ir ten steikinu. Tai dabar greit noriu parodyti, kaip reikia steikinti, tai einame į mūsų piniginę, jinai yra štai čia ir dabar mes tarkim norime įsidėti 20 tūkstančių į steikingą, tai mes galime labai paprastai padaryti, spaudžiame štai čia transfer ir mes turime dabar bent jau mano atveju iš futures paskyros persivesti pinigus į štai šitą ir tarkim aš noriu įsidėti 20 tūkstančių, spaudžiu štai čia, patvirtinu ir dabar vėl einu į steikingą ir matome, kad štai čia pas mane turi atsirasti 20 tūkstančių, jie yra ir dabar aš sėkmingai galiu steikinti. Taip pat noriu jums suteikti geresnės sąlygas, jeigu jūs dar neturite Bitwings paskyros, užsiregistruokite pagal mūsų Dotanordą, kurią rasite šio video aprašyme arba galite parašyti referral code Arctic-New ir jūs gausite 10 procentų komisinių mokesčių cashback. Ką tai reiškia? Tai tarkim jūsų prekiavote komisinių mokesčių ant $1000, tai $100 jų man gal grįž į sąskaitą. Tikiuosi video gavosi naudingas, aš asmeniškai pats kartais pasteikinu, jeigu matau, kad yra ypač geras procentas, tai dažnai ir įmetu daugiau kažkokių stablecoinų arba altcoinų, bet kokiu atveju aš turiu ir laikau tiesiog savo piniginę, bet už tai jūs galite gauti bent jau į mėnesį po $200-300, tiesiog už tai, kad laikote savo aktyvus arba stablecoinus. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus bei parašykite savo mintys komentare.